šiandien aš esu Kauno Kalėdų įžiebime, Kauno Kalėdų eglutės įžiebime. Čia toks šventinis video, Kaunas švenčia Kalėdas, įsižiebė Kauno Kalėdinė eglutė. Važiuoja. Žodžiu, toks bairis, kad čia stovi ta mūsų didelė pagrindinė eglė. Va. Ir ten šalia įmečiau nuotrauką tokia mini eglutė dar pastatyta. Visai fainai. Tai žodžiu taip gavos, kad mes atvažiavom 40 minučių vėliau. Čia pasirodo tas renginys tik valandą turbūt tik netruko. Žodžiu, 2 dainas paklausėm ir jau visi skirstas namo važiuoja. Tai tokia situacija dabar. Mes dar pabandysim pasilikti, gal dar čia kažkas bus. Na gerai, tad mes neišeisim, pabandysime greitai apžvelgti visus kioskelius. Na tai pradėkime nuo pirmo. Ant šio rašo užeikite vėliau. Keliaujame prie antrojo. Antrasis ne ką geriau neveikia taip pat. Žodžiu, košė labai didelė, čia suspausti. Visi laukia kažkur. Vajaglutė ir tokia košė. Bandom apžiūrėti kitus kioskelius, bet prie jų didelė eilė. Žodžiu, mums užspaudė dar labiau. Nu tai žodžiu, kadangi žiebimas pasibaigė, prie kioskelių eilės begalinės, tai mes nusprendėm, kad paliekam Kauno eglę savo horizonto vaizde. Nėra mums čia ko daryti. Nu ir kurgi mes keliaujam? Mes keliaujame į Laisvės alėją, kuris, skaičiau, yra pasipuošusi 1000 žiburiukų. Aš tik įėjau į Laisvės alėją, čia yra fontanas. Štai taip yra papuoštas centrinis Laisvės alėjos fontanas. Žodžiu, vasarą čia yra fontanas, o žiemą čia yra eglutė. Matote, Laisvės alėja yra pilna, vyksta pats judesys, žmonės juda, medžiai kiekvienas papuoštas. Na taip, tik po įžiebimo dabar visi sulindo į Laisvės alėją. Ir štai čia yra pasipuošusi mūsų Kauno gražuolė Laisvės alėja. Tenais tolumoje matosi Soboras. Labai keista, kad Soboras dėja bet šį kartą nėra pasipuošęs įvairiomis spalvomis. Tenais tolumoje turėtų matytis. Anksčiausiai būdavo violetinis, žalias, na bet šį kartą ką turim. Šiaip šitas Kauno Kalėdos yra ir eglė tokia, nėra visa mirga marga. Ir Laisvės alėja yra tokiam šiltom spalvom. Taip pat kaip ir Soboras. Na taip, šį kartelį Kauno tema yra jaukios kalėdos. Ir tai labai atsispindi, tai yra gražus švediškas stilius. Štai taip atrodo mūsų Soboras iš arčiau. Galbūt man netgi ir gražiau negu tas kalėdinis variantas, kai jį visas spalvotum šviesom atšviečiamu. Na gerai, šiandienos dalis jau baigta. Aš jau judu namo į savo namus 14 troleibusu.